Sveiki gyvi, gerbiami Lietuvos žmonės. Lietuvos patriotas Pupų dėdė savo gerbėjams parengė dar vieną siurprizą. Taip, jūs matote nevaiduoklį. Aš gyvas ir sveikas. Tarp kitko, ne aš organizavau Niujorko dangoraižių dvynių katastrofą, o aš savo gyvenime organizavau tik vienintelį sprogdinimą. Apie tai ir papasakosiu. Aš sužinojau, kad Amerikoje, Čikagoje, mokslininkai laboratorijose sukūrė išmanųjį prezervatyvą. Kada lytinių santykių metu pajaučiamas orgazmas, tuo metu išmanusis prezervatyvas iš karto užgroja Mendelssono vestuvinį maršą. Profesorius Pupinas yra Pupų dėdės brolis. Profesorius kuria naujas šunų veislės. Vienas pirmųjų Pupino projektų – žydrasis terjeras. Jis išvestas Seimo nario Petro Gražulio gerbėjų užsakymu. Tam tikromis priemonėmis sukėliau geną mutaciją. Ir šuniuką dabar traukia ne prie kalyčių, bet prie šuniukų. Jūs parodykit man pirštu arba kur jūs, kokia šalis jūs aplankėt? Kadangi jūs čia sulyginot mane su Starku Radzevičiu, jie didieji keliautojai, aš sakau, jos pralenksiu. Starkus Radzevičius nevažiavo per Siriją, nevažiavo per Iraką ir nevažiavo per Afganistaną ir Pakistaną. Kokia gėda! O dabar kalbinu keliauninką, muzikantą, Gero Upo dėdę. Papasakokit, kiek apkeliavote šalių? Mano kraitis kelioninis apie 100 šalių. Tik tai taip galim atkreipdėmėsi, kad įskaitant ir tas mažasias. Va jau pervažiuoju per visą buvusią Jugoslaviją ir prašau vos ne 10. Tai jeigu bendrai paėmus, taip maždaug keliavau per 100 šalių, ir daugybėje šalių gyvenau. Aš kelionę suskirščiau Europą vieną kelionę, antrą Aziją, trečią Afriką. O žmonės paprasčiausiai taip lyginau musulmoniški kraštai ir krikščioniški kraštai. Ir jūs įsivaizduojat, krikščioniški kraštuose 3 kartus įsilaužė plėšikai ir 3 kartus mano kemperį bandė išplėšti. O man papurkš dujų. O musulmoniškose šalyse tvarka kaip bažnyčioje, kur buvau. Už tokius dalykus ten didelės bausmės, tai ten net bijo ir pagalvoti apie tai. O kokia jums yra įdomiausia kelionė? Viena įdomiausių kelionių ir kraštų buvo Iranas. Trumpai kelis įdomius akcentus apie Iraną įdomiausias. Irane, kaip pas mus, sekmadienis, šeštadienis, ten ketvirtadienis, penktadienis. Irane kaip pasas atsiranda pas jaunuolį. Jaunuolis Irane gauna pasą tik tada, kada atitarnauja armijoje. Ir dar vienas toks biškis su satyra. Jeigu nori tapti milijonierium, arba tiksliau sakant pas jūs milijonieriumi, įsikeisk 35 eurus ir gausi 1 milijoną Irano realų ir pas jūs milijonieriumi. Ir dar vienas dalykas, nepažįstami žmonės Irane pamatė, kad tu atvažiavęs turistas dovanoja tau dovanas. Nepažįstami žmonės krauna dovanas, prikrovė krūvą dovanų dėl to, kad aš vien turistas ir keliavau per Iraną tą šalį vertindamas, kad jinai puikiai. Tai gavau tiek dovanų, kad aš negalėjau jų panešti. Tai va pirmas kartas, ne vienoje pasaulio šalyje tokių dalykų nebūna. O tarkim dabar kokia gal artėja kelionė, į kurią dabar šalį keliausite? Ne, dabar aš jau padėjau tašką ir dabar keliauju tik tai po Lietuvą. O mano tas kelionės, kas domina, jūs paguglinkit Upo dėdė YouTube ir ten labai yra daug mano filmukų, taip pat ir humoristinių ten vaizdelių ir mano kurtų video siužetų. Tai atspindės mano dabartinį pavadinimą Gero Upo dėdė. Ten jūs tą padarę, pasižiūrėję, pralinksmėsit. Būtinai pasižiūrėsim, nes ir man įdomu iš tikrųjų. Nes aš kaip vaikas būdamas, jūs žinojau ir aš kai stovyklas atvažiuodavau čia į Šventą, aš visada jūs matydavau Šventojoj. Tai man įdomu būdavo, ar nusifotografuoti, bet neturėdavau galimybės. O dabar turiu su jumis galimybę paimti interviu. Tai man tokia kaip nostalgija yra iš vaikystės, svajonė tokia. Man irgi malonu pabendrauti su jaunimu ir aš džiaugiuosi, kad jūsų tėvų karta mane vertino, mano tą pašaukimą, mano misiją, mano tą keliavimą aplink pasaulį, Lietuvos garsinimą, o dabar tarsi per genus tas vertinimas persidavė ir jaunai kartą iš jūsų tėvų. Tai labai malonu.
Norėjau toks gal šmaikštesnis klausimas, o vaikai nesumaišo jūsų kalėdų seneliu? Jūs pataikėte 10-uką, nes ką dabar matot, mano išvaizda iš dalies buvo projektuota kalėdų ir naujų metų senelio personažui. Wow, gerai. Ir aš, žinokit, jūs labai turit puikią nuojautą. Ir aš buvau ir per kalėdas, ir per naujus metus, tiksliau sakant, kiek eglės buvo, tiek aš prie jų buvau kalėdų senelis. O kokiuose dar socialiniuose galima tinkluose jūs rasti? Gal Facebook'e, Instagram'e ar dar kažkur? Kur? Nu, vis tik pats turtingiausias mano pasaulis, vis tik Upo dėdė YouTube'e. Atsidarys paguglinus. Tai va kviečiu pakeliauti po mano YouTube'inį pasaulį ir pažadu, kad jums nuotaika bus puikiai. Arba kada, jeigu biski kris į blogą pusę, paguglinkit, pasižiūrėkit. Ir gera nuotaika vėl sugrįž. Dėl to ir mane praminė jūsų tėvai Gero Upo dėdė. Gerai, jums labai ačiū, išpildėt mano svajonę. Ačiū jums. Man irgi buvo labai malonu pabendrauti su tuo jaunimu, kuris vertina mano misiją. Ačiū labai dar kartą. Ačiū jums. Galėtumėte apibūdinti Algimantą kaip žmogų, ne kaip artistą, ne kaip pupų dėdę, o tiesiog Algimantas kaip žmogus, kaip persona, jūsų akimis. Oi, labai kruopštus. Labai reiklus savo pirmiausia, bet reikalauja ir iš kitų to paties. Nori, kad viskas būtų idealu, neperdedant. Tiesiog nori, kad būtų tai, kas geriausia. Kaip vertinate, jau šį kartą kalbant apie personažą, apie scenos atlikėją, Pupų dėdę, kaip vertinate Pupų dėdės kūrybą? Nu, šmaikštus, išradingas, visuomet randa ką pasakyti, neieško žodžių kišeniai.